Ok, tai used to ir didn't used to. Dabar, kur mes juos naudojam? Tai pagrindinis dalykas, kur mes naudojam šitas frazes, tai kai norim pasakyti, kad kažką darydavom praeityje, bet dabar nebedarom, darydavom, bet dabar nebedarom. Tai yra used to versija, ar ne? O didn't used to mes naudojam tada, kai norim pasakyti, kad kažko nedarydavom praeityje, bet dabar darom. Ar ne? Tai yra labai panašu į mūsų lietuvišką būtąjį dažninį laiką. Pavyzdžiui, aš valgydavau, arba nevalgydavau. Tai yra labai labai artima struktūriškai ir gramatiškai būtent šitai mūsų lietuvių kalbos struktūrai. Žiūrim pavyzdžiuose, kaip tai atrodo, ar ne? Pavyzdžiui, pradžiai tiesiog aš žaidžiu tenisą, rutiniškai būtų I play tennis, ar ne? I play tennis. Dabar aš žaidžiau tenisą praeityje, būtų I played tennis, ar ne? Paprastai mes past simple naudosim, kai norim pasakyti, kada tiksliai, pavyzdžiui, I played tennis yesterday, ar ne? Arba I played some tennis yesterday. Aš žaidžiau tenisą, I played tennis. Dabar aš buvau, būtų I was, ar ne? I was. Aš buvau, I was. Ok. Reiškia, dabar kaip pasakytumėte, aš žaisdavau tenisą, kai buvau vaikas. Va čia mes naudojam jau šitą used to versiją, ar ne? Šitą used to formą. Tai ir sakau, aš žaisdavau, tai ten ir naudoju. I used to play tennis when I was a kid, ar ne? I used to play tennis when I was a kid. Reiškia, mes naudojame veiksmažodį use, kuris reiškia šiaip naudoti. Bet šitoj formai mes kaip pagalbinį naudojame, tiesiog, kad tai būdavo daroma. I used to play. I play, bet čia I used to play. Tai tas used kaip use su id galūne, tiesiog past simple formoje. I used to play tennis when I was a kid. Aš žaisdavau tenisą, kai buvau vaikas. Bet dabar nebežaidžiu, nes jau nebesu vaikas, ar ne? Šitai situacijai. Aš tai darydavau, pavyzdžiui. Daryti yra to do, ar ne? Tai kaip pasakytumėte, aš tai darydavau. Jeigu reikia pasispauskit pauzę būtinai. I used to do that. I used to do that. Aš tai darydavau. I used to do that. Bet dabar nebedarau, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu prisiminti past simple, ar ne? Aš tai dariau, aš to nedariau. Bet čia kalbam tiesiog past simple laikė. Tai sakome, I did it, aš tai dariau, padariau tai, ar ne? O aš to nedariau arba nepadariau, I didn't do it. Kas atsitinka past simple laikė yra tai, kad jeigu mes turim teiginį, mes turime antrąją formą. Do pavirsta į did. Bet neiginyje ir klausime, kadangi mums reikia pagalbinio, didn't, ar ne? Tai pirmasis tikrasis jau grįžta į pirmąją formą. Tai pavyzdžiui, I played būtų teiginys, I didn't play, jau be id galūnės play, būtų neiginys, ar ne šituo atveju. Tai svarbu yra suprasti. Kodėl tai svarbu suprasti? Nes jeigu mes naudosime neiginyje didn't use, mums nebereikės sakyti didn't used, nebus id galūnės, nes turime didn't, ar ne? Ta pati taisyklė. Tai pavyzdžiui, aš to nedarydavau, tada kaip pasakytumėte, aš to nedarydavau. Nedarydavau, bet reiškia dabar darau. I didn't use, use be id galūnės, ar ne? I didn't use to do that. I didn't use to do that. Yra teisingas sakinys, ar ne? I didn't use to do that, but now I do. Bet dabar darau, ar ne? I didn't use to do that, but now I do. I didn't use to do that, but now I like it, ar ne? Dabar man tai patinka, pavyzdžiui. Aš anksčiau būdavau labiau laimingas. O, čia neteisingai lietuviškai, ar ne? Labiau laimingas, aš tik norėjau, kad jūs atskirtumėt, kaip tai angliškai skambės. Laimingesnis būtų lietuviškai, ar ne? Aš anksčiau būdavau labiau laimingas. I used to be. Kadangi po used turime to, būtinai naudojam bendratinę formą. I used to be more happy. I used to be more happy. I used to be more happy. Aš anksčiau būdavau labiau laimingas. I used to be more happy. Aš žinodavau, ką daryti, pavyzdžiui. Ne? Žinoti yra to know. Tai kaip pasakytumėte, aš žinodavau, ką daryti. Ar ne? Ką daryti? What to do bus, ar ne galas. Tai kaip pasakytumėte, aš žinodavau, ką daryti. I used to know what to do. Aš visada žinodavau, ką padaryti. I used to always know what to do. Ar ne? Būdavau tas, kuris žino, kaip elgtis, ar ne? Bet dabar nežinau. I used to know what to do, arba I used to always know what to do. Tu nebūdavai toks piktas, ar ne? Pabandom dar su neiginiu vieną, pavyzdžiui, žmogus, tu nebūdavai toks piktas anksčiau.
sakytumėme, you didn't used to be so angry. You didn't use to be so angry. Jau nebe didn't used, but didn't use to be so angry. You didn't use to be so angry. Ar tu būdavai toks piktas, klausim žmogaus, ar ne? Tai dabar kaip ir past simple laike, pavyzdžiui, jeigu sakytumėm teiginį tu žaidėjai, you played, ar ne? Klausimas būtų did you play? Be galūnės jau play, ar ne? Bet did priekė. Tai ar tu būdavai toks piktas ir bus did you use to be so angry? Did you used to be so angry? Jeigu greit, ar ne? Did you used to be so angry? Did you used to be so angry? Bet jums nebūtina taip greitai sakyti, ar ne? Jūs galite lėtai, galite sakyti, did you used to be so angry? Ir viskas bus taisyklinga. O per laiką atsiras tas sujungimas, ar ne, kad pasakysite, did you used to be so angry? Toks gražus perėjimas, ar ne? Pradžiai, ko puikiausiai tinka, did you used to be so angry? Viskas čia okay. Ar ji ten dirbo? Ar ji ten dirbo? Klausėt, ar ne? Bet dabar jinai nedirba jau tenai, ar ne? Bet jūs klausėt, ar ji tenai dirbo? Jūs klausėte, did she used to work there? Did she used to work there? Ar ji ten dirbdavo, ar ne? Ar ji ten dirbo? Did she used to work there? Pavyzdžiui, man tai patikdavo, kaip pasakytumėt. Man tai patikdavo, bet dabar nepatinka. Man tai patikdavo, I used to like it. I used to like apples, ar ne? Pavyzdžiui, ne? Bet dabar nebemėgstu obuolių. I used to like apples a lot, but now I like oranges. I used to like oranges, but now I like apples. Iš abiejų pusių galite ar nesakyti tai. Aš ten būdavau dažniau, pavyzdžiui, kaip tokia frazė būtų. Aš ten būdavau dažniau. I used to be there more often, ar ne? Vėlgi, sakome, labiau dažnai anglų kalboje. I used to be there more often, ar ne? Often arba often, galit bet atarti. I used to be there more often, arba often. Ir pabaigai galima, nors nėra įprasta anglų kalboje tai daryti, čia mes lietuvių kalboje daugiau šitą dalyką darom, bet galima daryti ir anglų kalboje. Tai nėra neteisinga, tiesiog stilistiškai neįprasta. Ar tu tik nedirbdavai ten? Pavyzdžiui, ar tu nedirbai tenai? Mes lietuviškai dažnai galim klausti neiginiu, ar ne? Lygtais vos jau žinodami atsakymą. Ar tu nedirbai tik tai tenai? Tai būtų irgi su neiginiu priekė. Didn't you used to work there? Didn't you use, tik vėlgi use bei galūnės. Didn't you used to work there? Ar ne? Jau galim su neiginiu irgi tą patį daryti. Ok, tai tokia ta tema, used to, didn't used to. Jinai yra pakankamai paprasta, matot, kažkokių tai per didelių išvedžiojimų nėra. Viskas priklauso. Used to naudojam, jeigu veiksmą darydavom anksčiau, bet dabar nebedarom. Didn't used to naudojam, jeigu veiksmo nedarydavom anksčiau, bet dabar darom. Ir nebūtinai aš kaip asmuo, gali būti bet kas, bet kuris asmuo, niekas gramatiškai nesikeičia. Jeigu galūnių neprisideda papildomų nieko, visiems asmenim tai galioja, ar ne? Tai kaip visada, namų darbus įdėsiu truputėlį vėliau, kadangi sakiniai buvo ganėtinai ilgi, siūlyčiau padaryti pertrauką po pamokos, ar ne? Duokit kokią dieną prisirpti smegenyse šitą informaciją ir pažiūrėkit dar šitą pamoką iš naujo ir bandykit tuos sakinius atsakyti, tiesiog anksčiau negu kad pateikiu atsakymą aš, okei? Tai, nes tema šiaip tikrai, jinai yra sąlyginai svarbi dėl to, kad mes dažnai naudojam tokius sakinius, ar ne? Žiūrėkit, anksčiau man tai nepatikdavo tai daryti, dabar man patinka, ar ne? I didn't used to like it. Ar ne, dabar man patinka. Anksčiau būdavau daug stipresnis, pavyzdžiui, ne? I used to be so strong, ar ne? Ir taip toliau. Mes mėgėję esam apie praeitį kalbėti. Tai yra vienas iš būdų, kaip galima tai padaryti. Tai tikiuosi pamoka buvo įdomi. Parašykit komentaruose, ar teko susidurti su tokiu sakiniu, kad, pavyzdžiui, bandėt kažką tokio pasakyti ir nesigauna, ar ne? Gaunas su praeities laiku sakot, o minties kaip ir neina perteikti, ar ne? Nes sunkiai perteiksit mintį, tokią mintį kitokiu būdu. Tai parašykit komentaruose, ar su tuo buvo susidūrę. Kaip visada, ačiū, kad žiūrit, namų darbus įkelsiu šiek tiek vėliau ir pasimatom jau kitoj pamokoje. Iki.